Gerbiamas ministre, kokie akcijos Stop karui keliuose rezultatai? Ar galėtumėte šią akciją pavadinti sėkminga? Tikrai aš turėčiau pavadinti, kad šita akcija yra sėkminga, nes tai rodo rezultatai, kurie yra pasiekti šiais metais ir juos, kada palyginti su praeitais metais, tai aš manau, kad mes iš visų ES šalių esam lyderiai, mažinant avarijų skaičių mūsų keliuose ir taip pat galiu pasakyti, kad vakar dienai žuvusiųjų mes šiais metais turime mažiau 174 lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, o sužeistų žmonių skaičius yra mažesnis maždaug 1240. O jeigu kalbėt procentais, tai avaringumas, tas yra avarijų skaičius ir žuvusiųjų skaičius ir sužeistųjų skaičius, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu yra sumažėjęs nuo 35 iki 38%. Tai yra nepaprastai geri skaičiai, bet aišku, mūsų tai dar neguodžia ir mes manom, kad iki metų pabaigos turėtumėm pasiekti, kad avaringumas Lietuvoje sumažėtų maždaug 40–42%. Nes pamatėm, kad vasara jau beveik praėjo, o šiek tiek mus baugino vasara, nes yra atostogų metas ir išanalizavus ankstesnių metų statistiką, matydavom, kad vasaros mėnesiais žuvusių skaičius būdavo pats didžiausias, o šiais metais visą tai nepasitvirtino. Kokių priemonių buvo imtasi, kad sumažinti avarijų skaičių Lietuvoje ir kokios yra numatytos ateityje? Aišku, tai tų priemonių buvo gana daug ir pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad Seime pavyko priimti administracinio teisės pažeidimo kodeksą naują, kuris sugriežtino bausmes ypač vairuotojams, kurie už vairo sėdo, mėgdavo sėsti gal išgėrę, neblaivus. Taip pat nuostata, kuri leido policijos darbuotojams konfiskuoti automobilius. Ir aš manau, dar viena bauginanti įstatymo nuostata yra tai, kad yra taikomas administracinis areštas, kad galima neblaivų vairuotoją, kuris sukėlė avariją ir atnešė neigiamas pasekmes mūsų keliuose, jį areštuoti ir uždaryti į kalėjimą tam tikram laikotarpiu. Aišku, nepaprastai, manau, irgi davė teigiamus poslinkius, tai kad mes pradėjom statyti greičio matavimo prietaisus. Jų dar nedaug esam pastatę, bet jau šiais metais mes esam pravedę dar vieną naują konkursą, kur jau yra pripažintas nugalėtojas ir dar bus 151 greičio matavimo prietaisas pastatytas ir manom, kad tai irgi duos teigiamus poslinkius. Aišku, nepaprastai yra geras bendradarbiavimas su žurnalistais ir žurnalistai mums tikrai labai stipriai padeda per viešasias priemonės įvairias, reiškia, mažinti avaringumą mūsų keliuose. Taip pat, aišku, vyksta bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, su policijos departamentu, taip pat su Moksleivių sąjunga. Aišku, labai smagu, kad atsiliepė stambėjai prekybininkai ir įsijungė šitą akciją. Ir aš manau, kad švietėjiškas darbas irgi nepaprastai davė didelę naudą mažinant avaringumą. O kokios tos priemonės ateityje yra numatytos? Ateityje yra numatyta, kad mes ir toliau bendradarbiausim su studentų sąjunga, su moksleivių sąjunga ir su visoms mokyklomis Lietuvoje. Ir reikia pripažinti, kad organizuosim įvairiausias viktorinas mokyklose ir taip pat, aišku, ir toliau dirbsim kartu su žurnalistais ir nušviesim tiesiog ir ne tik apie avarijas, bet ir apie nugalėtojus, kurie dalyvavo įvairiuose viktorinuose ir juos apdovanosim, kaip žino eismo taisyklės, kaip jie prisideda prie avaringumo mažinimo. O taip pat toliau esam numatę įdiegti mokymų centrus Lietuvoje 4 arba 5, kad nauji vairuotojai galėtų tobulinti savo vairavimo įgūdžius ir taip pat ir kiti vairuotojai atvykti į tos mokymo centrus ir pasitikrinti savo vairavimo, taip sakyti, galimybės. Artėja mokslo metų pradžia. Kokių saugumo priemonių bus imtasi? Prieš kiekvieną rugsėjo 1 mes stipriai bendradarbiaujam su policijos departamento darbuotojais, taip pat su Švietimo ir mokslo ministerija ir kreipiamės į Švietimo
sistemoje dirbančius darbuotojus ir vyresnių klasių mokinius, ir studentus, kad tikrai kiekvienas ir visuomenę, kad tikrai kiekvienas jaustų atsakomybę ir prisidėtų prie tos akcijos, kurias mes vykdom nuolat ir atkreiptų dėmesį tiek sėsdami tiek už vairo, tiek žmonės, kurie lydi vaikus į mokyklas, kad tikrai kiekvienas moksleivis saugiai pasiektų mokyklą ir saugiai grįžtų į namus. Ačiū už pokalbį. Ačiū.